Šiai dienai yra labai svarbu, kad mes savo kasdienybėje patiriam labai daug tempo, turime tam tikras reakcijas į tam tikras situacijas, kurias esame išmokę, sakykime taip, per gyvenimą ir kurios ir net tam tikrą, sakykime, stresinę būseną ar įtampą sukuriame mes patys savo. Ir galime viso to išvengti, pakeičiant savo, aišku, ir požiūrį, ir tą reakciją per sąmoningumą, per pastebėjimą. Bet ir kaip yra mūsų kūnas, ar ne, ir kaip jisai apskritai yra sudėliotas, kaip mūsų organizmas veikia įvairias situacijas, ar ne. Tai pirmiausia, kad mūsų smegenys per pojūčius ir informaciją renka duomenis. Renka duomenis iš aplinkos, iš to, kaip mes gyvename, ką mes veikiame, reikia informaciją iš vidaus organų. Ir ta sistema, jinai veikia nuolatos, dieną naktį be perstojo, ar ne? Ir jinai analizuoja ir apdoroja tą visą informaciją, net kai nejaučiame, ar ne, kai miegame, ir apdoroja informaciją ir per mūsų kvėpavimą, per temperatūrą, per kraujospūdį, žodžiu, ir ir paskui sugeneruoja mums tam tikras reakcijas. Ir mes tiesiog, jeigu priliečiam, ar ne, pavyzdys, ranką prie karšto kažkokio tai daikto, tai mes ir atitrauksim, ar ne, reiškiasi, mūsų tai nervų sistema jau veikia natūraliai, mums nereikia jokių pastangų, reiškiasi, ar ne. Tai pas mus yra labai daug neurojungčių, kurios tiesiogiai susijungia su mūsų smegenimis ir vyksta tie impulsai mūsų, ar ne? Ir visa tai jungia ir mūsų kūną, ir emocijas, ir tai, kaip mes jaučiamės kiekvieną dieną. Todėl labai svarbu pastebėti savo būseną, ją prajausti ir galima ją sustabdyti ir ją pakeisti. Tai ir mes kalbėjom čia prieš susitikimą apie tai, kad dauguma žmonių ieško sprendimų per išorę, bet ne per savo vidų. Išorėje mes ieškom sprendimų, kad kažkas tai mums padės, ar ne, padės papildas, padės vaistas, padės dar kažkas tai, bet pirmiausia, mes per savyje turime rasti tą atsvarą, kad mes patys savo padedam, mes įjungiam savireguliacijos procesus, mūsų smegenys labai aktyviai reaguoja į tai, kada mes duodam savo programą, aš sveikas, aš sveikstu greičiau, ar ne, mano ląstelės duodu pokalbį, mano ląstelės regeneruos, mes duodam savo impulsą. Tas pats, kas jeigu jūs, pavyzdžiui, nesišypsot, ar ne, bet jūs paimsit tą pieštuką, tokia pamoka būdavo, paimi pieštuką ir įsidedi tarp lūpų. Žiūrėk, ir tu natūraliai gauni impulsą į smegenis ir tu pradedi šypsotis, nori, nenori. Reiškia, mes galime užvesti procesą savo kūne, kad jisai natūraliai regeneruotųsi ir atsistatytų. Tai mes šitą dalyką gebame, bet reikia jį užvesti. Tai toliau, kaip vyksta tas išsibalansavimo procesas. Nervų sistema, kaip ir žinome, ne per vieną dieną išsibalansuoja ir organizmas adaptuojasi, jisai prisitaiko. Jisai prisitaiko kiekvieną dieną, jeigu mes nepastebim, nekreipiam dėmesio, esam toj, sakykime, apkrovoj ir neleidžiam savo pailsėti, neleidžiam savo padaryti pertraukų. Organizmas kaupia ir jisai ilgainiui net ir, galbūt mes ir nepastebim, ar ne, mes esam stiprus, mes siekiam, mes norim padaryti, bet vieną dieną, kai viskas eina per išorinį spaudimą, yra tas lėtinis stresas, kada būna, kad žmonėms trūksta miego,
daug informacinės apkrovos, ekranai, televizoriai, informaciniai, ne, per mažai judame, per mažai kvėpuojame, negauname deguonies, vyksta hipoksija, žemėja kraujotaka ir vystosi organizme slaptas uždegimas. Oksidacinis stresas mums kenkia ir mikrobiotos pokyčiai. Ką tai reiškia? Slaptas uždegimas tai yra, kada net gydytojai, darydami ar kraujo tyrimus, kažkokius tyrimus, jo nepastebi. Ir tai yra labai svarbu, nes paskui būna, kad einam pas gydytoją, ieškom ten to sprendimo, ne kas yra, aš blogai jaučiuosi, bet jie nemato ir jie negali nieko padaryti, suprantat. O čia esmė yra, čia yra antras jau ženklas, ne, kad jūs turite užsimti savo organizmo profilaktiką. Gyvensenos profilaktika, psichologinės būsenos profilaktika ir savo mitybos, ar ne, tai ką mes įdedame į savo ląstelę, profilaktika. Ir ta profilaktika, jinai padeda organizmą subalansuoti ir nenueiti tą jau ribą, kur jau nebegalim daryti tų atstatomųjų dalykų. Ir oksidacinis stresas tai yra, kada mūsų ląstelė, jinai badauja, jinai negauna antioksidantų, jinai pastoviai yra kaupia tą apkrovą, reiškiasi iš aplinkos, kurią mes kiekvieną dieną patiriam, ar ne. Ir natūraliai ir mikrobiotos yra pokyčiai, tai yra, kada blogesnis būna žarnyno veikla, užkietėję viduriai, laisvi viduriai, kasa blogai veikia, tulžis blogai veikia, tada kaupiasi bakterijos, žodžiu, kurios sutrikdo viso tą veiklą ir natūralus procesas mūsų organizme išsiderina. Ir visi šitie dalykai, jie veikia, mes dabar šiandien kalbam apie neurosistemą, jie visi tiesiogiai veikia į mūsų neurosistemą. Ir mums veikia aplinkos poveikis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes susiduriam su pesticidais, užterštų orų. Šiandien išėjau į lauką ir jaučiu, kad negeras kvapas kažkoks. Jau tikrai trešia dirvas, trešia ten, žodžiu, ir tai yra nemalonus kvapas. Tai reiškia, tai nėra, kaip čia pasakyti, ne pats geriausias, galbūt ir dirvai geras, bet aš manau, kad ir ne pats geriausias, nes jeigu tavo kūnas atstumimo reakciją patiriškisi, tai jau yra negerai. Tai jau yra stresas organizmui. Ir mes susiduriam su tais dalykais, tai pesticidais maiste, kada jie yra užauginti ne visiškai natūraliai, ne, labai svarbu ir patiems kažką tai išsiauginti, arba iš ūkininkų, arba iš kažkur, tai ne. Ir tie visi dalykai, jie tiesiogiai veikia į mūsų organizmą. Tai ne tik tai, kad pesticidai iš maisto, ar ne, visokie tie. Tai yra kosmetika, kurią mes naudojame, pradedant lūpdažiais, ką mes tepame ant veido, ką mes tepamės, kuo mes prausiamės, kokiais mes rūbais vaikštom. Žodžiu, visa tai turi įtakos mūsų kūnui, ar ne, mūsų organizmui. Net ir drabužiai, su kuriais mes miegam, arba jeigu labai daug prisikutuliojam save, ne, tenai, reiškia, nesigrūdinam, visi tie dalykai, jie turi įtakos mūsų būsenai. Tai labai svarbu stebėti, kokią kokybę aš ant savęs dedu. Aš kai sakau, kartais geriau mažiau ir tai bus daugiau, bet geriau mažiau, bet kokybiškai negu daugiau ir nekokybiškai. Tai va, maisto skurdumas. Tai maistas, vėl sakau, mes galime pasirinkti. Šiai dienai mes turime didelį pasirinkimą, čia mūsų prioritetas. Kokį mes maistą į save įdėsim, ar ne? Ar mes valgysim daug daržovių, ar mes nevalgysim, arba mes valgysim bulką, arba mes valgysim grūdo duoną, ne? Ta prasme, čia yra pasirinkimo klausimas, bet jisai elementariai duoda mūsų organizmui 100% poveikį, teigiamą arba neigiamą. Na ir vat tokie kūno šnabždesiai, pirmieji pervargimo signalai, tai yra fiziologiniai signalai. Nuovargis net ir pailsėjus, kad atsikelia dauguma žmonių ir jaučiasi, kad nepailsėjęs ir būna ilgalaikiai darbai, kada naktį dirba, kada budi, kada turi daug apkrovos ir taip yra.
Ir dėl to būna, kad žmonės jaučia tą nuovargį, bet ilgainiui tai yra stresas organizmui. Skausmai, galvos svaigimas, prastėjantis miegas, virškinimo sutrikimai ir raumenų įtampa. Raumenų įtampa taip yra pas daugumą, ypač čia, ypač kojų srityje. Ir jeigu atkreipti dėmesį, tai tikrai dauguma yra su įsitempusiais raumenimis. Ir tai yra signalas, kad mūsų neurosistema jinai jau pradeda taip drebėti, žinot, pabiški. Ir kognityviniai signalai. Tai yra, kada nesusikaupiam, koncentracijos toka, aiškaus mąstymo praradimas, tai yra, kada rūkas galvoj. Na, ir koncentracija tai reiškia, kada atsikeliam iš ryto ir bėgiojam iš vieno taško į B į tašką po kambarius, lakstom ir nesusikaupiam, kaip čia man greičiau, kur ką padaryti ar ne. Ten nukrito, ten kažkas tai išsiliejo, žodžiu, kažkur užkliuvau, kažkur tai vat, tai ir yra. Pirmiausia, tai yra chaosas viduje, ne, o chaosą viduje sukuria viskas, ar ne? Ir iškėsi trūkumas ir medžiagų, trūkumas ir miego, trūkumas, žodžiu, tai jau pasireiškia, kad tai yra jau procesai vykstantis mūsų smegenys, ar ne? Iškėsi kognityviniai sutrikimai, galimai atmintis pablogėja, ką aš čia turėjau, nuėjau kitą kambarį, o ko aš čia norėjau, ne, reiškia, jau pamiršau kažką, tai neprisimenu, kur padėjau, neprisimenu, kam čia aš dabar skambinsiu. Kartais tai būna ne dėl to, kad tikrai ta atmintis jau blogėja ir jau mes einam į kažkokią tai ligą, bet tai būna tada, kada mūsų sistema yra perkrauta, kada, pavyzdžiui, kompiuterį juk mes valom, ne, telefonas užsikrauna, nebeveikia, nusėdėm ir mes jį valom, kompiuteris nebeveikia, mes įvalom, ten antivirusinę leidžiam, dar kažką, taip važiuojam pas kompiuteristą, nes mums reikia pagalbos, žodžiai einame į kokią ten saloną, kad mums ten kažką sutvarkytų. Taip ir mūsų kūnas, mūsų sistema, jinai užsikrauna, nusikrauna labai daug informacijos nuo televizorio, nuo bendravimo, nuo susitikimų ir čia viskas kraunasi, emocinis fonas, psichologinis krūvis ir taip toliau atsakomybės. Ir tie neuronai, jie jau nebesusikalba, ne, reiškiasi. Ir tada einam jau į dirglumą, į nerimą, į emocinį nestabilumą, gali būti ir panikos atakos, ir depresinės nuotaikos, ir, žodžiu, įvairios nekokios mintis ir taip toliau. Tai mes taip galim pastebėti šitus dalykus, ar ne, ir pasakyti tam stop, jeigu sąmoningai jau taip pamatėme, ne? Tai pas mus yra smegenys, ar ne, vat kaip suskirstyta racionalioji dalis ir emocinė dalis. Racionalioji dalis tai sąmoningos pastabos, susikaupimas, analizė, tikslų nustatymas ir sprendimai įvairūs, ar ne? Emocinė dalis tai yra bazinės mūsų emocijos, baimė, meilė, autopilotas, tai reiškia, kada važiuojame ne automobiliu ir kalbame su kažkuo, tai ir vairuojame, ne, reiškia, tai yra jau įsijungia mūsų tas automatinis, automatizmas, ar ne? O emocinė smegenų dalis, jinai atsakinga už tos judesius, ar ne? Nu tai va, tai žodžiu, racionalus protas, jisai planuoja, kalbasi, planuoja ir taip toliau. Tai smegenys mūsų kartais jos kada patiria ekstremalų stresą, ne? Jos būna, kad jos adaptuojasi ir jeigu mes nieko nedarome, tada periname tą išgyvenimo mechanizmą ir tokį emocinį atbukimą. Tai čia labai svarbu šitus dalykus laiku pastebėti ir neignoruoti savęs, nes su laiku tie visi dalykai, jie veda į labai rimtus susirgimus, tai galimai ir demencija, galimai ir iššaukia, galimai gali iššaukti ir įvairius kažkokius tai genetinius, sakykime, sutrikimus, nes dažnai, pavyzdžiui, žmogus buvo viskas gerai, jisai patyrė stresą didžiulį, jam kažkokia tai liga išliko, ne, kokia tai, pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė ar kažkas tai. Ir
Tai taip veikia mūsų organizmas ir mes turim tiesiog pasistengti laiku, laiku užbėgti šitiems visiems procesams už akių. Nu ir tai vadinasi filtravimo ir judesių blokavimas. Pasireiškia kartais, ar ne? Neurologinis komunikacijos sutrikimas, tai yra programinis įrangos klaida mūsų smegenyse, ne? Mūsų smegenys mus bando apsaugoti nuo įvairių ekstremalių situacijų, įvairiais simptomais, ne? Tai ir tas vadinamas sustingimas, nejudrumas ir taip toliau. Tai visą tai vat, iššaukia stresas ir trauma, tada, kada mes tada nuslaupiname tą emociją, prarandame ryšį ryšio praradimas ar ne, ir blokavimas, judesių blokavimas ir taip toliau. Tai vat, labai šitie dalykai, iki ko galime daryti, jeigu nepastebėsime ir nedarysime tokių sprendimų prevencinių, kai sakau. Ir kritinės raudonos vėliavos, tai yra kada, tarkime, būna tie jau neurologiniai stiprus sutrikimai, kada reikia kreiptis jau į medikus, tai yra veido simetrija, kalbos sutrikimai, labai stiprus galvos skausmas, regėjimo pablogėjimas, galūnės tirpsta, kojos silpnumas, tada jau reikia kreiptis į gydytojus ir nieko nelaukti. Na ir matome, ne, kad tie visi simptomai, jie nepasidaro per vieną dieną, jie po biškuliuką progresuoja ir pačios tokios stipriausios išskiriamos, ne, neurologų, taip pavadinkime lygomis, ne, bet tai ne lygos, aš tai sakyčiau, kad tai yra simptomatika, ne, nes iš principo tai yra Alzheimerio liga, migrena, epilepsija, Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė ir tie kognityviniai sutrikimai. Vat išskiriami patys tokie labiausiai pasireiškiantis ir, tarkime, migrena, tai jinai pasireiškia, vat, kiek aš esu domėjusis, labai svarbu gerti vandens daug. Nes jeigu dėl dehidratacijos vienas iš tokių, ar ne, tai aišku, yra ir genetiniai kažkokie tai pakitimai, galimai paveldėjimai, galimai patirti stresai, žodžiu, viskas susideda, ne? Bet Alzheimerio liga, Parkinsono, tai čia visi tie dalykai jau galimai turi būti pastebimi ar ne per laiką, kokie simptomai vystosi ar ne, ir iš jų išeiti. Čia vat galite pasižiūrėti, koks vat irgi vat tas procesas vyksta ar ne, kas labai svarbu, kad mes turime energijos, mes gerai miegame, ne, gerai mąstome, mūsų virškinimo sistema veikia tvarkingai, atsikeliame, norime kažką tai veikti, norime daryti, turime to dopamino, ne, tokio teigiamo ar serotonino, kuris mums padeda. Na ir jeigu jau einame į tokius nukrypimus ar ne, tai jau eiti iš tos sistemos. Nu ir mums labai reikia atstatyti balansą. Tai šiandieną dar, aišku, paliesime tos dalykus, kurie mums gali padėti, ar ne, ir iš išorės, bet ką mes galime patys padaryti, tai mažinti įtampą, stabilizuoti emocijas, gerinti atmintį, tai yra gyventi tam normaliam, išlaikyti normalų, sakykime, cirkadinį ritmą. Nes jeigu cirkadinis ritmas pas mus išsibalansuoja, ar ne, nu, paprašom, tada pas mus ir nervų sistema, nes labai svarbu, vieniems labai svarbu išmiegoti 6 valandas, kitiems 7, kitiems 8. Jūs turite suprasti, koks yra jūsų tas limitas, ar ne, kada jūs pailsite ir jo laikytis. Nes elementariai veikia net laiko pakeitimas, ar ne, ir žiūrėk, įsibalansuoja žmonės, tada sunkiau, yra nervingi, visi pasidaro, taip toliau.
nu tada reikia ilgiau laiko duoti savo kūnui adaptuotis, neužversti save visokiais pernelyg didžiuliais darbais ir kažkuom tai dar, kad mūsų kūnas tiesiog neatlaiko. Ir aš pati ant savęs pastebėjau, tas laikas, o dabar va, adaptacija, va, tik tai dabar jau vyksta, po to laiko pakeitimo, ne, jau aš priprantu. O tai buvo tikrai, nu, kažkaip sunkiau. Būtinai reikalingas judėjimas, vaikščiojimas, tempimas, pratimai, kvėpavimas, kvėpavimo pratimai, tai diafragminis kvėpavimas. Būtinai šitie dalykai labai labai svarbus iš ryto, kad tą energiją pakelti, vakare, kad nusiraminti. Šitie dalykai labai labai svarbus. Ir aišku, meditacija, pertraukos tarp savo darbų, dar 15 minučių išeiti pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų orų, ypač vat, kaip dirbame didelėse pastatuose, kur yra virš daug, sakykime, dar aukšto, ne, jaučiasi tas toks kartais spaudimas, reikia išeiti virškuliuką į lauką ir duoti savo pakvėpuoti. Ir dabar perėsim prie kitų dalykų, kurie mums labai svarbus mūsų neurosistemai, be kurių mūsų namas, kurį mes, sakykime, mes galime savęs sakyti, kai mes esam namas, kai mes statom tą namą nuo pamatų, ar ne? Ir jeigu mes pastatysim tą namą nuo plytų ir paskui tai niekos nebus, ne? Tai tas pamatas, tai kas maitina mūsų neurosistemą, tai yra omega-3 ir ypač DHR. DHR ir APR yra medžiagos, iš kurių susideda omega. Prašau, išjunkite gerai mikrofoną, ačiū. Ir šita medžiaga, jinai yra reikalinga nešiai moteriai, kuri laukiasi vaikelio, maitinančiai mamai, paskui nuo 6 mėnesių vaikučiui, kuris yra jau primaitinamas. Ir taip visą gyvenimą mes turime save bent jau karts nuo karto, kaip sakau, etapais maitinti omega-3 riebiausiamis rūgštimis, už tai, kad mūsų smegenys sudarytos būtent iš riebių rūgščių. Galite kartais jausti, kad kažko tai trūksta. Atrodo, sėdi, dirbi tau kažko, tai badauja smegenis, norisi kažką, tai šokolado, tai dar kažko, tai ryškiasi smegenis badauja. Jeigu mes labai daug dirbam, turim apkrovą, mūsų smegenis pradeda badauti. Tai yra labai svarbu, dėl to, kad čia konkrečiai kognityviniai visi gebėjimai, širdies kraujotaka, visi uždegiminiai procesai, paslėptą uždegimą mažina, visi uždegiminiai procesai, žarnyno gleivinė. Nu, žodžiu, visa tai, kas yra labai svarbu, yra reikalinga, kad nu jo. Tai va, ir taip pat toliau labai mums svarbu B grupės vitaminai, ne? Dėl to, kad jie tiesiogiai per impulsą veikia kaip impulsų perdavėjai, ar ne? Veikia į mūsų emocijas. Ir jeigu mums trūksta B grupės vitaminų, tada gali būti ir nuovargis, gali tirpti rankos, tirpti kažkokios tai dalis, ar ne, gali būti nerimas ir taip toliau. Tai čia yra labai svarbu, kad būtų pilnavertė mityba ir pamaitintas organizmas tuo, ko trūksta. Ir raminamasis mechanizmas, tai yra labai svarbu magnis ir polifenoliai, nes, pavyzdžiui, polifenoliai veikia tiesiogiai kaip antioksidantai ir jau čia yra moksliškai įrodyta, kad jie mažina oksidacinį stresą ir saugo nervų sistemą, apsaugo nuo kognityvinių būtent sutrikimo, tinka visiems besimokinantiems, mažiems, suaugusiems ir taip toliau. Mokslininkai, profesoriai apie tai kalba, leidžia produktus, kurie yra tik tai su polifenoliais ir kalba apie tai. Ir tai yra labai labai svarbu. Ir polifenoliai yra gaunami tiesiog iš augalų, iš vaisių, iš daržovių, iš uogų. Tai jie turi įvairių spalvų, ar ne, tos įvairios spalvos, jos būtent sukuria tą antioksidacinį
efektą mūsų organizmui. Ir labai svarbus magnis. Tai magnis, jisai atlieka apie 300 funkcijų mūsų organizmui. Magnis patempia B grupės vitaminus paskui save, kad jie aktyvuotųsi, sakykime, ar ne. Ir labai svarbus visai mūsų raumenų sistemai, atsipalaidavimui. Magnis labai greitai tiesiog iš organizmo išnyksta, ne dėl to, kad jeigu pasinervavom, daugiau pajudėjom, prakaitavom, pasportavom, jisai greičiau išnyksta ir jau pirmi simptomai, tai yra kada mėšlungis, skauda, raumenys, nuotaika prastesnė ir taip toliau. Moterims ypač labai svarbu mėnesinės, menopauzė, žodžiu, visi tie dalykai yra labai labai svarbus. Na ir patys pagrindiniai elementai, ko reikia ar ne, tai B12, nervų apsaugos silpnėjimas. B12 tai reiškia, kada net geležis neįsisavina, jeigu trūksta B12, ne, tai tada ir trūksta to deguonies, trūksta energijos. Čia yra labai svarbus elementas. B1, impulsų perdavimo trikdžiai, ne? Magnis, vėl raumenų atsipalaidavimas, kalis, nervų funkcijos sutrikimai, ne? Jeigu trūksta kalio, tai vėlgi širdelė gali permušti, kavos pergeriam, žodžiu, labai daug dalykų vaidina kalis. Vitaminas D, kalcio apykaitos disbalansas, ar ne? Tai vitaminas D tai yra kaip hormonas, jisai mūsų nuotaiką, energiją, hormoninė visa sistema patempia, jam reikalingas įsisavinimui ir K2 vitaminas, ir magnis, ir kalcis, žodžiu, visi vienas kitą veikia, kad įsisavinimas būtų geras. Na ir va, geležis, deguonies bado efektas ląstelės, ar ne, kai mums trūksta geležies, tai jau kai prasideda toks ar ne nuovargis, pilkumas veido, toks sunkumas, jau daugumas sako, gal man geležies trūksta. Tai geležis nepasisavins niekada normaliai, jeigu nesutvarkysime žarnyno. Jeigu bus žarnynas netvarkoje, trūks folinės rūgšties, B12 ir taip toliau, tai tie dalykai jie tiesiog bereikšmiai, beverčiai gerti kažkokius tai tenai papildus, kur pagrindas nesutvarkytas. Ir kai šitų visų dalykų trūksta, vystosi stuburo problemos, suspausti nervai, kraujotakos sutrikimai. Tai atkreipti dėmesį į savo savijautą ir pasižiūrėti, pasidaryti, ar tai kraujo tyrimą, ar tai kokį kitą tyrimą, aš atlieku berezonansinį tyrimą, analizuoju kraujo tyrimus ir aš matau sąsajas labai labai stipriai. Na ir kalbam apie raumenų įtampą, ar ne, tai mūsų raumenys, ar ne, tai turi tas fascijas, jos yra tokios kaip tinklas, ar ne, ir jeigu tai yra jungiamasis audinys, apgaubia raumenis, nervus ir visus organus, ir jis tiesiogiai reaguoja į nervų sistemą. Ir jeigu žmogus yra įsitempęs, šitą įtampą jinai užsifiksuoja mūsų kūne ir atsiranda raumenų sustingimas, skausmas, tirpimo, judėjimo ribotumas. Ypač šiandien, net nesenai turėjau pokalbį, jeigu patiria žmogus, sakykime, didžiulį stresą, įtampą, didžiulį stresą ir tarsi raumenys jie net sušoka, ne, jie taip susispaudžia. Tai čia yra labai svarbu kasdieną atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiasi mano kūnas, kaip jaučiasi mano kojos, rankos, ar ne, save. Ir aš jau pastoviai apie tai kalbu, kad dėmesingumas, paprastas, lengvas prilietimas prie savo kūno, ar ne, kada mes tiesiog lengvai judesiais, nusiraminę, gal muziką galim užsileisti ir pasidaryti savo malonesnę aplinką, nukreipti dėmesį į savo kūną ir save taip pat apspausti, prajausti, kurioje vietoje pas mane yra įtampa, ar ne, ir tą įtampą tiesiog per lengvą kvėpavimą,
paleisti, tiesiog stengti sąmoningai pamatyti tos dalykus. Aišku, tai yra pagalba ir masažas, ir tempimo judesiai, ir magnio vonia, magnio vonelė pėdoms, meditacija, žodžiu, įvairūs dalykai, jie padeda šitiems dalykams ir ramina nervų sistemą. Nu ir galiausiai ties kuo einame, net kad mums vis tiek reikalinga pagalba iš gamtos, kur yra viskas ir koncentruota, nes žmogus šiandieną skuba, bėga, jis nesugeba surinkti tiek daug produktų ir vieno, ir trečio, ir ketvirto, ir penkto, ar ne, ir žmonės iš tikrųjų turi didžiulės lentynas tų papildų. Ir aš dirbdama, kartais mes analizuojam, ką jūs čia turit ar ne, ir žmonės dažnai nusiperka už tai, kad pareklamuotas jisai atrodo, kad man tiks šiuo metu ar ne, jis mane išgelbės nuo kažko, tai aš jį perku ir tada geriu ir tik savaitę kokią ir arba dvi maks ir tada jau ten stovi mano stalčių ir lentynai. Ir toliau vėl einu prie kito, galvoju, kad man padės kažkas ar ne, tai prisikaupia didžiulės lentynos, o realiai, jeigu mes kažką tai darom, mes turim praeiti sistemą. Mes turime praeiti sistemą, išgerti tą visą produktą, kad jisai duotų realų efektą, ne? Tai va, tai labai svarbu, kad būtų žarnyno ir smegenų ryšys, nes viskas yra pajungta ant vienos ašies, ar ne? Žarnynas ir smegenys. Ir visa tai veikia į mūsų nervų sistemą. Tai čia mes turime produktą, kuris jau daugumai padeda ir padės. Tai yra Colongard, kuris turi savo sistemą ir padeda pravalyti, išlengvinti plonai storą žarnyną, nes kai sakau, storajame žarnyne, storasis žarnynas, ne, jis turi išsivalyti, bet ir plonajame žarnyne kaupiasi bakterijos ir ten neturėtų to būti ir jau tai yra negerai ir mums labai svarbu išvalyti žarnyną, ne, ir padėti mūsų kepenim lengviau funkcionuoti, ne, tulžiai, kasai. Ir šitame produkte yra viskas, ko reikia, kad švelniai, lengvai, be dar kažkokių papildomų priemonių galėtumėm padėti savo, ne? Vidurių užkietėjimą sutvarkyti, nes jeigu yra vidurių užkietėjimas 100% veikia į smegenis, yra intoksikacija į kraują, kada visas tas, kas nepasišalino, eina į mūsų kraują, patenka atgal ir veikia mums į mūsų smegenis, į mūsų nervų sistemą ir tai yra negerai. Ir labai turime pasistengti, tai va čia padeda tas Colongard, aišku, daugiau vandenuko gurkšnoti. Ir kada atstatome tinkamą mikrobiotą, mes užtikriname savo stabilesnę, geresnę neurologinę sistemą. Na ir toliau taip pat apie polifenolius, kas labai svarbu. Laukiu, dar aš čia kažkur užbėgau į priekį. Kalbėjau apie polifenolius, tai kurie tiesiogiai veikia kaip antioksidantas, kuris šiai dienai labai svarbiai kalbamas daugumoje, daug kur. Ne, tai šitie polifenoliai, jie įeina į Colongardą, įeina į Sunrise'ą, dėl to, kad jie atsakingi, iškėsi Sunrise'as, jis iš tikrųjų, tai yra toks, sakau, stebuklas, kuriame yra 14 ingredientų, kuris yra kaip anti-aging produktas, ar ne, tai mūsų ląstelių regeneracija, atstatymas, komunikacija, mūsų impulsai, kada persiduoda elektriniai impulsai iš vienos ląstelės į kitą ląstelę, kada užsiveda mūsų ta regeneracija, autofagija, čia yra visi tie produktai, kurie būtent tiesiogiai veikia į nervų sistemą, ne, ir yra sudėti visi reikalingi polifenoliai, kurie gerina mūsų smegenų veiklą ir emocinę būseną.
ir antiuždegiminiai. Ciberžolė, ir moringa, ir afa, ir, žodžiu, zekstantinas, žodžiu, visi tie produktai, liuteinas, regėjimą atstato, ir vynogių ekstraktas, mėlynių ekstraktai, visi tie dalykai, kurie reikalingi būtent neurosistemai, kognityviniams visiems mūsų gebėjimams. Tai kada jau vartojame kolongardą, ar ne, tvarkome nervų sistemą, tai yra Sunsetas. Sunsetas iš viso stebuklingas produktas, kuris turi savyje labai daug produktų, kurie būtent moksliškai yra įrodyta, ir klinikiniai tyrimai įvairių augalų, kurie tiesiog vartojant pastoviai galima pasiekti labai gerą efektą, tai yra nuraminti nervų sistemą ir užkirsti kelią, tai yra kaip profilaktika, ne? Jeigu jūs ir gerai miegate, tiesiog galima ketvirtuką net šito produkto pavartoti, tiesiog profilaktikai, jeigu jūsų darbo diena būna kažkokia tai sunkesnė, ar neturėjote daugiau pokalbių, daugiau susitikimo, apkrovos, kelionių ir taip toliau. Vieniems pusę tabletėlės, kitiems visa, kitiems galbūt pradžiai net 2 reikia, kad sutvarkyti, subalansuoti nervų sistemą. Kitiems būna, kad reikia 5 kapsulių išgerti, kad pradėtų miegoti, ne, kad susibalansuotų, nes nervų sistema ant tiek yra išsibalansavus, kad žmogus vis tiek nemiega, ne, kažkurį tai laiką. Tai čia reikia tiesiog kantrybės, išlaukti, ir nervų sistema jinai tada tikrai padėkos. Aš turiu vieną tokį, skaičiau iš mūsų kompanijos, iš Yes Global kompanijos atsiliepimą moters, kuri turėjo, jauna graži moteris, kuri tiesiog taip pastoviai pas ją judėjo galva. Niekas, jokie gydytojai nerado jokių sprendimų, kaip jai padėti, tik tai, kad kažkokius tai vaistus jinai galėtų ten panaudoti, kurie ten kažkaip apslopina tą. Ir yra patvirtintas vaizdas, kaip jai iš tikrųjų šitie produktai padėjo. Ir graži moteris, tai vadinai, tiesiog nebejudina tos galvos, taip kaip, kad sukeltų to diskomfortą, ne, tai yra neurologinis sutrikimas, kuris kažkokiais tai etapais dėl kažkokių tai dalykų pasireiškia, ne, galbūt tai genetinis, galbūt tai buvo išgąstis, gal tai buvo kažkokia patirta trauma, ir tai sukėlė tokį organizmo reaktyvumą. Ir mūsų produktas, jisai iš tikrųjų padarė tokį gerą rezultatą. Tai labai kviečiu visus tiesiog rūpintis savo sveikatą, rūpintis savo šeimos gerovę, aplinkos, netylėti, pakalbėti, papasakoti, pasidalinti paskaitomis, pasidalinti informaciją. Ir tiesiog dar vienas dalykas, tai yra praktika. Labai svarbu kiekvieną dieną atkreipti dėmesį, ar ne, kad, pavyzdžiui, kaip galima savo smegenis suaktyvinti, ar ne. Galima daryti, pavyzdžiui, tokius pratimus. Aš visada mėgstu pasidalinti kažkokią tai praktiką, ar ne, kad elementarūs dalykai, pavyzdžiui, savo smegenų, šitą dalį galima, čia yra toksai taškas, bet jeigu jūs jo nežinot, ar ne, jūs tiesiog su ranka, tai jo galite patapšnoti savo per galvą, ar ne. Patapšnoti, taip tiesiog savo tapšnoti per galvą. Iš ryto atsikeliat, nuo čia, pavyzdžiui, negalima tapšnoti, šitose vietose. Ir tapšnotis, nes tapšnojimas, jisai, žinokit, sugrąžina jūs į jūsų ašį, jūsų balansą. Jūs sugrįžtat kaip į save, ne, reiškiasi, apsitapšnojat. Šita dalis atsakinga už praeitį, ne už prisiminimus, ne, tai yra mūsų kauzalinio kūno dalis. Tai irgi galime čia tapšnoti. Čia yra išminties vieta, ne, išmintis, kur plaukai, keli pirštai, 2-3 pirštai, ne, šitoj vietoj. Čia tapšnoti. Ir visumoje visą kūną. Jūs pastebėsit, jeigu jūs, pavyzdžiui, masažuosit šitas vietas kur yra kaulas, ar ne, kur yra jo tas ten masažuoti, gali pajausti, kad jums labai skauda.
tiesiog išsimasažuoti iki tokio, kad neskaudėtų, nes čia yra užsispaudę viskas, ar ne? Jūs galite pajusti, kad ar jūsų galvos oda yra labai prilipusi prie, nu, kaukolės, ne? Tai irgi ženklas, kad jūs, nu, strese esate, kūnas. Tai neturėtų būti. Turėtų būti lengvas toks, ne? Reiškia, jūs darot savo patys masažą, prasimasažuojat, nebijot savo masažą pasidaryti, ne? Va, ir taip praeinate per visą galvą ir duodate savo impulsą, ne? Reiškia, kad tai būtų aktyvu. Labai labai gerai galima padaryti pirštukus, ar ne? Vat, nes čia yra mūsų centrai, visi organai čia yra, nu, ir va tokiu būdu savo kognityvinės funkcijas, savo organizmą, rankas patrinti iki šiltumo, ne, prieš kiekvieną darbą, prieš susitikimą. Va jau jaučiat, kad šilčiau pasidarė, ne, čia man karšta iš tikrųjų. Ausis prasitrinti, ausų masažas labai svarbu, žinokit, iš ryto, kai atsikeliat, pasidarote 3 minutės, masažuojate ausį, reiškia, vieną dalį, prajauskit, jums gali skaudėti. Jeigu jums skauda, masažuoti turit būtent ten, kol nustos skaudėti. Ausis neturi būti kietos, neturi būti kažkokios skausmingos, nes ausis jungiasi su mūsų organais. Kiekvienas taškas, kuris yra, kodėl, pavyzdžiui, kai duria, ne, daro skylutes, žino, kurį organą, kuris organas už ką atsakingas. Pavyzdžiui, yra ausyse taškas, kuris atsakingas už geresnį regėjimą. Aš natūraliai pastebėjau, man pradūrė, kitoje vietoje aš tiesiog geriau pradėjau matyti. Tai va, ir darote tokią praktiką. 3 minutės trinat, 3 minutės pertrauka. Vėl 3 minutės trinat, 3 minutės pertrauka ir vėl 3 minutės trinat, 3 minutės pertrauka. Jeigu darysite, bet čia reikia daryti. Čia reikia daryti, va tiesiog pasiemate vieną pratimą ir kažkaip tai jį integruojate į savo gyvenimą. 21 dieną tai taps mūsų įprotis, tai mūsų neuroninės jungtis, jos adaptuosis į kitą reakciją, į kitą procesą, ne? Tada, nu, natūraliai kažkokį tai pokytį mes galime integruoti ir mūsų neurosistema, jinai tada priims, suves, kad tai yra gerai ir tada kūnas natūraliai atsistatinės. Restartas greitesnis. Tai va, tai šiandien iš manęs būtų tiek. Jeigu turite kokių ar klausimų, ar pasidalinti gal norite kažkas tai savo patirtim ir savo atsiliepimu, mielai prašom. Jeigu ne, tai tada baigsim. Ar buvo naudinga, parašykit. Ačiū Linutei labai. Ar yra klausimų? Gerai, šitą įrašą tada labai stabdom.